Cashflow galima padauginti pinigus per keletą minučių. Vakar buvo susitikimas ir apie tai aš kalbėjau susitikimo metu. Rašiau grupėje ir kolegė savo grupėje irgi rašo tuos visus paskaičiavimus ir skaičiukus, bet vis tiek pas mane klausia žmonės, kaip galima per keletą minučių Cashflow paimti ir padidinti pinigus 6 kartus. Prieš keletą dienų buvo toks momentas, kai 10 kartų galėjom padidinti. Ir dažnai, kaip paimu, parodau, žmonės sako, negali būti. Dar kartą paimsiu, paskaičiuosiu ir parodysiu tuos momentus, kodėl taip yra, kad jūs suprastumėt. Aš dabar esu Blackbit biržoj, kur galima nusipirkti į Currency. Žiūrim ECR ir USDT pora. Šiandien dienai, ne šiandien dienai, bet šiai minutei, matom, šiandien 26 Liepos yra ir į Currency kainuoja 122, 123, taip pat svyruoja, kaip ir visos kriptos po biškučiuką. Kol kas nėra nei labai staigaus kritimo, nei staigaus kilimo. Imkim kaip pavyzdį 1000 eurų. Tačiau mums pirmiausia reikia įsivesti į Blackbit biržą USDT, tai yra doleriai, nes USDT lygus $1, ir čia nusipirkti į Currency. Žinoma, mums pirmiausia reikia konvertuoti, kaip pavyzdys, kad mes suprastume, kiek tas 1000 eurų lygus USDT, tai yra dolerių. Čia yra Money Storage piniginės keitykla, kur mes jie ir kaip vadovausimės jie, $1 ir taip 1000 eurų yra 100. Žiūrėdami mano video, rašykitės arba persižiūrėkit ir paskui rašykitės, jeigu norit labai suprast tiksliai tuos skaičiukus ir įsigilint. Taigi dabar keliaujam į Blackbit, į skaičiuoklę čia ir 1131 nebeimu apvalinu. Ir dabar dalinam iš 123, Currency kaina tokia yra, 123, ką mes gaujam, ką mes gaunam, mes galim nusipirkti už šitą sumą už 1000 eurų 9,18 į Currency. Taip, dabar keliaujam į Money Storage, nes mums šitus nupirktus į Currency reikia įsivesti į Money Storage, mūsų piniginę, ir ten juos parduoti. Žiūrim, kiek dabar kainuoja vienas į Currency, irgi eurais viską, 524 eurai. 524 eurai. Užsirašiau, jūs irgi užsirašykit. Ir dabar, ką mes darom skaičiuokliai, taip, dauginam iš 524 eurų, taip, žiūrėkit, mes tuos 9 su virš Currency, jeigu parduosim Money Storage, iš karto 1000 eurų padidės iki 4813 eurų. Žinoma, čia dar ne viskas. Galima jau kaip ir tai palikti, bet prasmės nėra juos laikyti Money Storage, tų pinigų, juos žinoma dar kartą mes eisim ir padidinsim. Tuomet reikės dar truputėlį daugiau negu 1000 eurų. Einam mes į Cashflow, europinę platformą, kur eurai dirba. Ir keliaujam į tokią skiltį, kur yra skaičiuoklė ir visa informacija apie mūsų programas. Ieškom Growing Flow, būtent Growing Flow, ir dabar žiūrim. Mes jau savo 1000 eurų pakėlėm iki 4813. Žiūrim sumas. Nuo 3000 iki 4990 mes pasididinam 120%. Keliaujam į skaičiuoklį ir žiūrim, kaip taip viskas atrodys. Va čia, matot, pačioj pabaigoje yra, perjungiam Growing Flow ir rašom skaičių 4813 ir gaunam, kad mes iš karto tą sumą įdėję į Growing Flow
Tai per pirmus metus vat, mes tiek gausime, paskui dar galiukas lieka po pirmų metų. Nes visumoje mūsų bus pinigai 10 588. Galima skaičiuoklį paimti ir pasiskaičiuoti, va čia. Plus 120 procentų. Bet procentų. 5775 ir lygų, pat visa suma sudėta 10 588 eurai. Vadinasi, mes savo 1000 per metus laiko, su trupučiu ten gaunasi, padidinam iki 10 588 eurų. Kaip ir sakiau, visada dar reikia pliuso pridėti, nes mums reikia įkarenso sumokėti, kad mūsų dirbtų pinigai. Tai šiuo atveju mums reikia 5,77 karenso. Gaunasi tuomet taip grubiai. Skaičiuojam BlackBid biržui, kad mes perkam už 123 ta pati kaina. Į karenso kaip ir skaičiavom. Tik tai čia yra doleriai dabar. 123 dauginam iš 5,77 į karenso ir gausis 709 doleriai. Keliaujam į Money Storage ir pasižiūrim, kiek tai bus eurais. Čia bus doleriai, imam USDT ir imam eurus. Taip 705, ar gerai pamenu, 709 doleriai bus eurų plus 620. Taigi, 1000 eurų mes paliekam darbui, kur tą 1000 per metus su trupučiu mes padauginam iki 10 000. Kiek ten buvo? 10 000 jau ir pamiršau. Atsisukit video ir pasižiūrėkit. Arba aš paimsiu. Tuoj paskaičiuosiu. 10 588. Vat padauginam ir mum į karensų reikia 620. Tai vat visa mūsų investicija būtų 1620 šiandien dienai. 1620 eurų. Taip, dar reikėtų, žinoma, primesti apie kelis pinigus mokesčiam, nes vis tiek išvedimas į sąskaitos, į biržą, keitimas ir taip toliau, apvalinkim. 1650 eurų per truputėlį daugiau negu metus mums pavirsta į 10 500. Atminusuojam. Aš palieku 10 588, atminusuojam 650 ir gaunasi, be kelių eurų, realiai 10 938 eurai per metus laiko. O atitinkamai, jeigu mes daugiau paimam pinigų ir įdedam, čia mes skūrėmės pasyvės pajamas, nes metai laiko, tai vis tiek tai yra pasyvas. Eigoje metų dar galima tuos pačius pinigus paimti ir padidinti. Čia apie Growing Flow aš kalbu. Jeigu mes paimsim kitas programas, nes yra ir kiti variantai, kur galima kitaip paimti ir tuos srautus kurtis. Ir gal net ir dar didesnis procentas išeitų, bet jau čia reikėtų paimti ir atsisėdus skaičiuoti. Bet manau, ir šito Growing Flow srauto tikrai pakanka jums parodyti, kad jūs suprastumėt, kaip yra padidinami pinigai šiuo metu keletą kartų per metus. O dabar jums patiems belieka tik tais paimti atsisėsti su skaičiuoklė, su popieriaus lapu, iš lėto peržiūrėti mano video ir patiems paimti pasiskaičiuoti. Dabar Merkurijuje, dabar Cashflow yra naujokų era ir era tų žmonių, kurie nori pasididinti savo kapitalą. Tai yra tokių palankių sąlygų dar iki šiol nebuvo nei vieno karto, nors pats Merkurijus jau baigdinėja, galima tai pasakyti, savo 14 egzistavimo metus rinkoje. Taigi tiek, visiems smagaus skaičiavimo, visiems gero likusio sekmadienio ir iki.